Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. O kaip aš ilgai laukiau šitos dienos. Astijau, šito pasivaikščiojimo po teatro aikštę. Įsivaizduoju, čia vaikščiojo mūsų Simonas Dachas, čia vaikščiojo ir Vytautas Paukštė, Vytautas kancleris, kurie mūsų augino iš tikrųjų ir dabar mes bandysime kreiptis į... Čia mes maži lakstėme ir su dviračiais duodavomės. Ir dabar bandysime vėl praminti adventinį taką Klaipėdos, kuris tikrai yra užžėlęs. Ir tame take mes tikrai tikiu, kad sutiksime ir mūsų merą, kuris dabar stato Klaipėdą. Sutiksime tikriausiai Reginą Kontautienę, kuri kuria bendruomenę, augina vaikus, ruošia gyvenimą. Sutiksime daug gerų žmonių, garbės piliečių ir bandysime su jais kalbėtis, ar neduosime jiems galimybę paskaityti Evangeliją. Tai esame teatro Anykės, teatro aikštėje, prie dramos teatro ir matome ateinantį jaunąjį režisierių. Sveikas, gyvas. Dominikas Matulionis. Rankoje turi Evangelijų knygą. Ir labai norėtume, kad tu perskaitytumai pirmojo advento sekmadienio Evangeliją. Pirmasis advento sekmadienis, gruodžio 1 diena, artinasi jūsų išvadavimas. Iš Evangelijos pagal Luką. Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdindamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai jį užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Štai tokį. Girdėjote Viešpaties žodį? Tai Viešpaties. Nu tai šlovė tau, Kristau. Ir aišku, šitie žodžiai nėra grėsmė žmogui, ne? Bet tai yra raginimas kažkaip tai atsigręžti į Dievą, ne? Vėl perkrauti save viltimi, drąsa gyventi. Man tai atvirkščiai atrodo. Net ir tas moto toks yra, atsitieskite, pakelkite galvas, jūsų išvadavimas arti. Ir man atrodo, mes čia stovime po tokiu meteoru, aš nežinau, ar čia tokio Marso, ar būsimo Žemės įvaizdis, tas visas gaublys. Aiškiai pasakyta, dangaus kūnai bus sujudinti, žmonės įsigas, džiūs iš baimės ir man tas pasakymas yra, kad visko mes atsikratysim. Kartais pradedam adventą ir norėčiau, kad atkreiptume dėmesį į tos dalykus, kad atrodo žmogus čia viską gali, čia mes tokie esame kieti, čia tas, kaip tas protas vadinasi? Dirbtinis intelektas. Tai va čia pasakė, dangaus kūnai sudrebės, žvaigždės kris. Elektros nebus, benzino kolonėlės nedirbs, įsikrausiu jūsų telefonai ir tada pamatysi, kas tu žmogau esi. Ir išlaisvinimas yra, kad mes neprisirištumėm ir nesusireikšmintumėm čia gyvenime, kad esame kažkokie guzai. Ir kaip tik Kristus yra tas,
kuris duoda mums laisvę. Ir tas, kas tiki Jėzų Kristų, tas iš tikrųjų pakels galvą ir sakys, laisvė atėjo. Taigi man pirmasis Advento sekmadienis tai yra įžengimas į laisvę, tai yra tikrovė, kad mes negyventumėm iliuzijoje. O tai. Puiku, puiku. Ir aš kaip pranciškonas taip pat labai džiaugiuosi, kad mes savo globėją vadiname serafiškųjų globėjų. Pranciškus yra serafiškasis, o tai reiškia, kad jis su 6 sparnais. Ir tie 6 sparnai yra skirti, kad mes atitoltume nuo tų baisenybių, kurias tu išvardėjai, nuo visų, ar ne, tų nuodėmių, kad pakiltume 6 sparnais ir priartėtume prie Dievo. Nes perdegimas ir jaučiamas labai stiprus, pasaulis pasinėręs yra tikrai nuodėmė gyvena. Ir mes su Astimi per šį adventą vaikščiosim tol, kol nutrinsime sandalų padus. Bet kad jūs išgirstumėte į Viešpaties žodį. Man tai ne nuodėmė. Iš tikrųjų, kažkaip nuodėmė kitaip yra. Jeigu tu nepažįsti tikrovės ir kas tu esi, ir gyveni apsikrovęs kažkokiom iliuzijom, kad esi pasaulio šeimininkas, praeitą sekmadienį aiškiai buvo pasakyta, Kristus karalius, dangaus ir žemės viešpats, visatos valdovas. Todėl vis tiek aš kviečiu pirmąjį Advento sekmadienį įžengti į tą laisvę, įsivaduoti iš tų iliuzijų susikurtų, kad Jis yra mūsų viešpats, kuris neateina čia žudyti, sprogdinti ar ką, bet ateina savo vaikams pasakyti, tik manyje atrasite laisvę ir gyvenimą. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.